lentelę su skaičiumi 5. Kam mes duosime tas lenteles? Tie žmonės tos karalienės ir pateks į superfinalą, kur balsuos mūsų žiūrovai. Žmonės esantis čia. Luka, tau pradžia. Kam duodi 5? Nebūk kiaušinis. Aš duosiu savo 54 numerį. Sorry, tu man leidai pradėti. Kodėl aš tau leidau pradėti? Tai aš nesuprantu. Aš galvoju, tau bus paprasta, o man bus lengviausia. O iš tikrųjų dabar tavo problema dėl to, kad yra atsakomybė. Okei. Dabar žiūrėk, aš tau padėsiu. Ne, aš tik šiaip su teisėjai, aš einu pro teisėjus, žinai. Žiūrėk, žinai, ką turi daryti. Dabar turite žiūrėti jį su Bambi akis. Pažiūrėk va taip. Pažiūrėk, valdymą padaryti. Negali man nei padėti, nei kažką, bet aš pažiūrėjęs, kiek yra įdėta darbo, kiek yra reikalų, vis dėlto skelbiu, kad mano 5 keliauja jums. Ir mes turime 2 finalo dalyves. Ačiū labai, labai nepyk. Dabar į priekį žengia 2 karalienės ir mes pradedame žiūrovų balsavimą. Žiūrėkite, mes prieš tai padarėm bandymą. Dabar yra momentų ištraukti visą balsą. Vis tiek jums nereikalinga. Ok? Tai dėl to turite apriekti normaliai už savo išrinktą karalienę. Dėmesio, čia yra 54 numeris. Sparnus galite išskleisti. Opa! Ir kiaušinis iškrenta. Iškrenta kiaušinis padėtas. Ir jūsų numeris yra 21. Ar suprantate, koks dabar yra svarbus momentas? Gerbiami žiūrovai, jūs išrinksite Pink Subfest 26 metų nugalėtoją. Kas balsuojate už šią karalienę? Ir žinojau, gaunasi kaip praeitais metų, kur mano atsakomybė yra tom, kad neliks lietuvių karalius. Tai negražu taip yra. Ne, tai Luka, žinai, vis tiek kažką gali skelbti jau. Kefyras ar Lietuvos angelas? Šiandien skelbiau finalininkas prancūzas. Žinok, aš save nepažįstu, tikiuosi, kad mano mama nemato transliaciją. Kas balsuoja už nuostabiausią ir linksmiausia prancūzas Lietuvoje? Number 40. Pasveikinkime šių metų šaltibarščių festivalių karalius. Yra žmogus kefyras, žmogus prancūzas, žmogus gyvenantis kurį laiką Lietuvoje ir žinantis, koks svarbus patiekalas lietuviams yra šaltibarščiai.